rezultatyviausias Hegelman futbolininkas, 10 įvarčių jau yra įmušęs. Puikios sportinės. Aštrus perdavimas Donatui Kazlauskui, pastarojo siuntinys į baudos aikštelę, Popesku. Štai toks kirtis antrąją minutę. Vincentas Šarkauskas, pirmasis numeris vartuose. Čia reikės pagalbos Klaudijui Upstui. Hegelman komandos taktinis išsidėstymas. Dar po Upsto turbūt šio perdavimo bus galima jį išvardinti. Antanavičius susitaiso ant kairės kojos. Ir Černiauskas vėl gelbėja savo komandą. Turnyre ketvirtfinalyje 4-1 įveikta Jonava, pirmosios lygos komanda. Jos aikštėje ir panevėžiečiams net 3 įvarčius pelnė Riagrenis Smitas. Čia Kazlausko kirtis. Černiauskas vėl patikimas, o dar vienas bandymas šiuo atveju blokuojamas. Praėjusi savaitgalį namuose Telšių Džiugui nusileido Panevėžys 0-1, nors ir ten, galima sakyti, verti buvo taškų tikrai panevėžiečiai pagal žaidimą. Kaderas Abdelis ir jo smūgis! Štai taip, rezultatyviausias Hegelman puolėjas deda pirmąjį rungtynių tašką, bet tai dar negalutinis taškas be abejo. Puikiai Hegelman kombinacija. Brendo įvartis prie Lukas Devega, atakuojamas Klaudijaus Upsto. Labai techniškai Brazilas prasimetė pro Hegelman dešinį gynėją. Čia Devegos perdavimas į baudos aikštelę ir 1-1. Faustas Stepanavičius atsako smūgiu į smūgį. 16 minutė. Bus linksma. Šiandien bus linksma tikrai. Įvarčiai pilasi kaip iš gausybės rago. Vilius Armalas pradeda Saviškio ataką. Leo Ribeiro įsibėgėja. Brazilo perdavimas ir 2-1. Štai taip keičiasi kaip kaleidoskope situacija aikštėje. Patrikas Popesku muša antrąjį Hegelman įvartį. Netveria pykčiu Rolandas Vrabecas. Nespėjo atsidžiaugti Kerkezas. Leo Ribeiro perdavimas, vėl Patrikas Popesku ir dublis. Per 1 minutę 2 įvarčiai. Štai taip Rumūnas prisistato Raudondvario sirgaliams šiandieną. Ir beveik kopija to antrojo įvarčio. Vėl Leo Ribeiro reidas, vėl rezultat. Įsipaišė į komandos žaidimą. Kairysis gynėjas Leo Ribeiro ir toliau siautėja. Abdelis ir Černiauskas laiku išbėga iš vartų. Nevėžys ten kapstosi netoli dugno, bet sprogo tame mače. Panevėžio ekipa, čia Vincentas Šarkauskas. Atkakli kova vyrė iki pat kompensuotas, susišnekės jie čia futbolo kalba. Artiomas Ščedrai, taip pusiau smūgis, pusiau perdavimas. Suktelėjo gan stipriai kamuolį vartų link. Vaicekauskas. Jo perdavimas ir Lukas Devega. Vincentas Šarkauskas. Su kamuoliu mažai pavojau prie jo vartų ir dabar teko pasidarboti. Kampinis. Jo perdavimas. Ir viskas. Kauno rajono Hegelman triumfuoja 3-1. Antrajame kėlinyje įvarčių nepasiekta, bet pirmajame užtat matėme tikrą jų fiestą.